Keliasdešimtys protestuotojų su plakatais susirinko prie Vilniaus miesto savivaldybės. Jie prašo valdžios kuo greičiau nustoti keliuose ir šaligatviuose barstyti druską. Mat ši labai kenkia ne tik augalams, bet ir infrastruktūrai. Kitų išeičių neturime, mes vaikščiosime gatvėmis be medžių ir be to ir rūdyje, ir transportas, ir avalynė, ir namų pamatai, ir tas pats betonas, viskas. Miestas priėmė tą žaliosios sostinės karūną, jie puošiasi, be tų praktinių, paprastų, mažų veiksmų, kurie iš tikrųjų padėtų sukurti žalesnį aplinką ir žmogui draugiškesnį miestą, mes nematome. Mano akimi žiūrint, ten kas antras medis bus žuvęs per porą artimiausių metų. Protestuotojai sako, kad šylant klimatui medžiai mieste yra kaip niekad reikalingi. Daug būnu laukia gatvėje, tai tikrai aš būsiu be stogo, nes medžiai manęs nebesaugos, jie ir masiškai miršta. Protestuotojai tikisi, kad pavyks sulaukti valdžios reakcijos ar kokio nors atsako. Nebėra ką daugiau daryti, bent gal į veidą pasiseks pasižiūrėti tiems žmonėms, kurie visiškai nekontroliuoja sutarčių vykdymo, visiškai nesirūpina, kad medžiai bus sunaikinti. Viena moteris į protestą atsivežė parodyti savo dviratį. Ji prašo atkreipti dėmesį, kaip jis surūdijo vos per porą metų. Vilnietė tikina, kad taip atsitiko būtent dėl druskos. Tuo pačiu dviračiu važinėjau 18 metų ir buvo viskas gerai, aš visus metus važinėjau dviračiu, bet per 2-3 metus grandinė visiškai surūdėjo. Ta grandinė galėjo anksčiau surūdyti, bet nesurūdėjo anksčiau, tai vadinasi, tos druskos daugėja. Protesto organizatorė antrina ir sako, kad per pastaruosius porą metų savivaldybė druskos barsto vis daugiau ir daugiau. Grinda važiuoja ir kas antrą dieną tuo visų sluoksnių. Tai yra kažkas protų, žinokit, nesuvokiama. Visgi Vilniaus miesto savivaldybė pateikia skaičius, duomenys priešingi. Pernai žiemos sezonu išbarstyta 85 000 tonų druskos bendrai gatvių ir šaligatvių priežiūrai. Šiemet žiemos sezonu išbarstyta 38 300 tonų druskos. Tai 2 kartus mažiau. Tiesa, šiemet žiema buvo gerokai šiltesnė. Ir šiemet yra naujovė, kada mes į barstymo medžiagas įvedėme skaldelę. Tai ženkliai mums sumažino sunaudojamos druskos kiekį. Protestuotojai kreipėsi į miesto aplinkos skyriaus vedėją Gintautą Runovičių. Piktinasi, kad daug druskos pila ir ant šaligatvių. Vilniaus aplinkos tvarkymas. Tai yra visi traktoriai, kurie važiuoja vėjomis, druskos yra jo žinioje. Dėl to kreipėmės į jį. Ir ką sakote? Sakau, kad Vilnius nesilkė, baikit sudėti miestą. Nors Runovičius su protestuotojais susitikti taip ir neišėjo, bet į žurnalistų klausimus atsakyti sutiko. Jis teigia, kad savivaldybė siekia maksimaliai sumažinti naudojamos druskos kiekį, todėl ją barsto tik esant blogiausioms oro sąlygoms, maišo su skaldele, o ant gatvių šiemet išpylė 3 mažiau nei pernai. Druskos šiais metais, bent jau šiai minutiai, tai yra 3 kartus mažiau negu pernai buvo išberta. Aplinkos apsaugos aktyvistai netiki. Negaliu sutikti. Mes negalim ginčyti skaičiais, nes savivaldybė mums tų skaičių tikrai juos slepia. Negaliu patikėti. Sunku patikėti, kad tai būtų tiesa, nes druskos tikėtina, kad sumažinot perpus, lyginant turbūt su metais, kai buvo daug sniego. Ir gali būti, kad jie tiesiog suplaka visus skaičius, kiek jie pylė ant gatvių ir kiek jie pylė ant šaligatvių. Protestuotojai sako, kad druska kenkia ne tik medžiams, bet ir daro didžiulę įtaką oro užterštumui. Nors kai kurie žmonės sveikatinasi eidami kvėpuoti druskomis į druskos kambarius. Druska pavasarį pradžiūvus sukelia didelę oro taršą. Vienas iš tų faktorių, kur sukelia kaip ir smėlis. Vilniuje pastaruoju metu oro užterštumas kietosiomis dalelėmis ypač didelis. Jau daugiau nei savaitę dalyje miesto rajonų oro kokybė yra net pavojinga sveikatai.